Dirbsiu su 6B klase. Rugsėjo mėnesį skaitėme Baltijos šalių kūrinius. Spalio mėnesį tęsime temą ir skaitysime Skandinavijos šalių kūrinius. Kaip žinote, visas šalis sieja jūra, vandenis ir todėl užklasinio skaitymo metu skaitėme ištrauką iš Aloyzo Každailio knygos Laivai ir jūrininkai. Vaikai susidomėjo šią temą, kadangi ji yra nauja, šiek tiek netikėta ir pasirinko temas, kurias norėtų gilinti. Tai būtų laivų raida, piratai ir Kolumbo kelionės. Jie nusprendė atlikti namuose grupinį darbą. Į grupės pasiskirstė patys ir darbo formą taip pat pasirinko, kokią norėjo. Jie galėjo rengti plakatus, skaidres, filmukus. Dirbo vaikai savaitę laiko. Todėl šiandien tos darbus ir pristatysime. Pristatant darbus būtų tikslinga mokytis vertinimo ir įsivertinimo. Todėl kėliau tokius pamokos uždavinius. Aktyviai klausytis, mokytis išgirsti draugo nuomonę, pasižymėti informaciją ir pasakyti savo mintis, siūlymus kitiems, išsisakyti kultūringai, korektiškai. Tai būtų tokie pagrindiniai pamokos tikslai ir uždaviniai. Labą dieną. Šiandien mūsų pamokos tema grupės darbo. Ką sužinojome apie laivus ir jūrininkus? Pristatymas. Taip pat mokysimės vertinti ir įsivertinti savo darbus. Pirmiausia, norėčiau ir siūlyčiau, kad priimtumėm bendrus darbo susitarimus. Ką galėtumėt pasiūlyti? Prašau, Elvyra. Klausyti, kai kita grupė pristatinėja. Atidžiai klausytis draugų, kurie kalbės. Taip? Greta. Susirašyti, ką susižinojai. Prašau, Agnė. Trukdyti pristatinėti kitai grupiai. Neturėti pašalinių daiktų. Pašalinių daiktų. Apie kokius pašalinius, Lina, kalbam? Tai ten telefonai, ten kokie sąsiuviniai paišymai. Na. Jeigu nori ką nors paklausti arba pasakyti, reikia pakelti ranką. Reikia pakelti ranką. Taip, naudosim pakeltos rankos metodą. Nepamirškim. Ir turbūt viskas. Na, o dabar aš jums siūlyčiau prisiminti, kai jūs praėjusiais metais pristatinėjote grupinius darbus. Prisiminkit, kai vertino jūs draugai, kokie buvo tie įvertinimai? Ar jie buvo objektyvūs, teisingi? Ar jie buvo kritiški, o gal draugai neobjektyviai vertino? Minutę pagalvokite, galit pasitarti poromis, galit pasitarti grupėje ir paskui pasakysite, kaip jūs jautėtės. Ar tas vertinimas, įsivertinimas yra sunkus dalykas, ar tai labai lengva? Prašau, pasitarkit. Na, ar jau pasitarėm? Gerai. Tai pasakykite, kaip jautėtės? Prašau, Elvyra. Jautėmės gerai ir manau, kad įsivertinimas buvo objektyvus ir teisingas, nes mes esame draugiška klasė ir palaikome vieni kitus. Bet ar svarbiausia tik palaikyti vieni kitus? Prašau, Agne. Ne visi įvertinimai ir
vertinimai buvo teisingi, mokytojai kai kuriuos vetavo, o bent jau aš jaučiuosi neblogai, nes man įdomu išgirsti kitų nuomonę apie savo darbą. Dar prisiminkite. Šiaip sunku įvertinti ir save, ir kitus draugus. Kaip ten skaitė, tai buvo lengva, bet, pavyzdžiui, kaip darbą atliko, arba kai sekėsi, kartais sunku buvo įvertinti, kartais taip lengva buvo. Įvairiai. Jo. Taip. Taigi šiandien aš linkėčiau, kad kai mes dirbsime, jūs iš tiesų būtumėt kritiški, objektyvūs, kad būtumėt teisingi vieni kitiems, kad išsakytume pastabas, nes mes mokomės. Mokomės to vertinimo ir įsivertinimo. Taigi šios dienos uždaviniai, pamokos uždaviniai pagal aptartus darbo kriterijus pristatysite savo grupės darbą, atsakysite į draugų klausimus, mokytojos klausimus. Klausydami pristatymų pasižymėsite, ką sužinojote, kas jums buvo įdomu ir ko norėtumėt paklausti, ką norėtumėt dar sužinoti. Taip pat įsivertinsite savo grupės darbą ir vertinsite kitų grupelių darbus. Norėčiau trumpai aptarti darbo eigą. Ant kiekvieno stalo yra lentelė. Taip. Kai grupė pristatinės darbą, jūs ne tik atidžiai klausykite, bet ir pasižymėkite, kas jums buvo įdomu, ką jūs sužinojote ir ką norėtumėte dar sužinoti. Ką norėtumėte sužinoti, tai jūs paklausti galite pristačius grupės narių. Toliau jūs išsakysite savo nuomonę, savo komentarus, pastabą žymėkite sąsiuviniuose. O vėliau pakelsite ranką, išsakysite savo komentarus, savo pastabas ir galėsite paklausti, jeigu jums dar yra kažkas nors neaišku. Užpildę tą lentelę pildysite dar ir kitą lentelę. Taip pat parodysiu. tą lentelę turite kiekvienas. Kai grupė pristatys darbą, susėsite visi į vietas ir pristatantieji, ir grupė, kuri pristatė, įsivertins savo darbą. O kitos grupės vertins pristačiusios grupės darbą. Ir taip dėmesio mūsų įsivertinimo kriterijai. Ar pristatymas buvo aiškus klausytojams? Galbūt jūs klausėte ir jums ne viskas buvo aišku. Vadinasi, tada jau negalite duoti maksimalaus įvertinimo. Antras, ar darbai grupėje buvo paskirstyti po lygiai? Čia gali įvertinti tik toji grupė, kuri pristatė, nes jie žino, kaip jie dirbo ir ar buvo iš tiesų pasiskirstyta po lygiai. Trečias kriterijus – kalbos kultūra, intonacija, kalbos raiška. Tai turbūt visiems aišku. Kitas kriterijus – ar panaudotos vaizdumo priemonės. Toliau, ar darbo pristatymas buvo įdomus. Labai kritiškai vertinkite. Na ir ar šis pristatymas praplėtė mokinių, tai yra jūsų akiratį. Ar jūs sužinojote ką nors naują. Ar visiems aišku, pakviesime pirmąją grupę. Mūsų grupė parengė projektą apie laivus. Pirmieji laivai buvo iš rąstų padaryti plaustai. 20-ame amžiuje prieš mūsų erą finikiečiai jau turėjo pagrindinius laivų konstrukcinius elementus.
8 amžiuje prieš mūsų erą Mesopotamijoje naudotos oda apimtos pintinės kėlė iki 100 tonų krovinių. Rytų Bengalijos gyventojai plaukiojo jachto molio valtimis. Burlaivius naudojo daugelis senovės tautų – kinai, egiptiečiai, finikiečiai, graikai bei romėnai. Burlaivius naudojo daugelis senovės tautų, o 1787 metais Anglijoje buvo pastatytas pirmasis kartuvas, o 1807 JAV pirmasis plyninis laivas. Garlaiviai burlaivius jūrose pakeitė tik tai XIX amžiuje. Plaustas – plokščios formos plaukiojimo priemonė iš plūduriuojančių daiktų. Gelbėjimo plaustas sudarytas iš surinktų plūdžių su klojimu ant viršaus, iš gumos, plastiko arba kito vandeniui nelaidaus audinio. Toks plaustas automatiškai prisipučia išmestas iš laivo skęstančiai. Tradicinis plaustas, skirtas perplaukti upes ežerus, yra gaminamas iš medienos, lentų, rąstų ar nendrių. Senovėje, kol dar nemokėta statyti laivų, plaustais plaudo ir per jūros vandenynus. 1947 metais Heyerdalas su 5 bendrakeleiviais perplaukė Ramųjį vandenyną plaustu Pontikis. Pastarasis buvo pagamintas iš balsos medžio. Valtis. Mažas laivas būna irgi nemotorinė, kartais burinė. Gaminama iš medžio, metalo, plastiko, gaminamos ir pripučiamos. Jūrinės valtis skirstomos į verslinės ir gelbėjimo. Vidaus vandenų būna verslinės, transportinės, gelbėjimo bei sportinės. Lentinės valtis paprastai daromos iš 4-5 ilgio lentų prikalamų prie karkaso. Lietuvoje atsirado apie 1900 metus pakeisdama luotą. Paprastai įrama 2 vienviečiais irklais. Naudojamos žvejybai, transportavimui, laisvalaikiui. Po pamokos dar galėsite pažiūrėti, kaip atrodo žvejybinis laivas, būrinis, povandeninis, kruizinis, vikingų, o vienas iš naujesnių ir mažai kam žinomų yra lėktuvnešis. Lėktuvnešis yra didelis laivas, skirtas kariauti, nuo jo denio gali kilti ir leistis lėktuvai. Lėktuvnešiai yra didelės strateginės reikšmės kariniai jūrų vienetai, nes juose besibazuojantys lėktuvai gali pasiekti taikinius pačiam lėktuvnešiui liekant tarptautiniuose vandenynuose. Dar po pamokos galėsite pasiskaityti laivų klasifikaciją ir pažiūrėti mūsų grupės padarytus laivus. Pasitarkim pusę minutės. Na ir dabar antra ir trečia grupė norėtumėte turbūt paklausti. Pasakykite pirmiausia, galbūt, kas jums buvo įdomu. Prašau, Greta. Tarkim, aš sužinojau, kad yra toksai laivas lėktuvnešis, ant kurio denio gali leistis ir kilti lėktuvai, nes aš tą pavyzdžiui nežinojau, kad toksai dar laivas yra. Vardinti ten tuos jūsų pieštus laivus, kokie jie pavadinimus turi? Tai čia yra žvejybinis laivas, būriniai laivai, jachta ir 2 valtis. Ačiū, prašau. O prie kurių laivų grupės priklauso didysis laivas Titanikas? Prie kruizų. Norėčiau paklausti, kada buvo pagaminti pirmieji lėktuvnešiai? 1910 metais. Dar, o ką norėtume sužinoti? Prašau, Lina. Norėčiau sužinoti žymiai daugiau apie lėktuvnešius. Kur galėtų Lina pasidomėti apie lėktuvnešius? Sėdėjau laisvoje enciklopedijoje internete. Šiek tiek yra čia parašyti. Dar galbūt Aloyzo Každailio knygoje Laivai ir jūrų. Taip, ir mes tarp kitko vieną knygą turime klasėje, tai jeigu labai kas susidomėtų, galite tą knygą netgi įsinešti į namus, paskaityti tai, kas jums bus įdomu. Sakykit, o kodėl jūs pasirinkote šią temą? Mums patiems buvo įdomu sužinoti apie laivus. Patys sužinojom daug naujų laivų, iš naujesnių. Visi tikriausiai žino valtį, būrinį laivą, bet tarkim lėktuvnešis, tai tikrai ne visiems žino. Visiems. Ir įdomu iš tikrųjų buvo sužinoti istoriją. O kas esate matę senąjį laivą, kurį galima pamatyti Nidoje? Esi matęs, Lukai, kaip atrodo tas laivas? Toks senas.
Burės yra? Yra burės, neteko plaukti to laivo. Prašau. Kuršis. Na, manau, dabar, kai nuvyksite į Nidą, tai būsite atidesni, iš tiesų pasižiūrėkite, nes ten galima išvysti senų laivų, bet to yra puikus žvejo muziejus, kur galite pamatyti senasias valtis. Minutė laiko, na, gal ir 2. Pasitarkite ir įvertinkite grupės pristatymą, o kalbėjusi grupė įsivertina. Jūsų laikas eina į pabaigą, pakelkite rankas. Kas jau įvertinote? Gerai, įvertinote jūs? Jau įvertinote, ačiū. Kviečiu antrąją grupę. Piratai. Žodis piratas plačiai pradėtas vartoti tik 18 amžiuje. Įvairiais laikais, priklausomai nuo šalies, nuo užimamų pareigų, piratai buvo vadinami įvairiais vardais. Viduramžiais piratai buvo vadinami korsarais, Prancūzijoje piratai buvo vadinami filibusteriais, Anglijoje bukanieriais. Kartais vyriausybė duodavo teisę piratams atstovauti jų šalį kare. Paprasčiausia būdavo duoti privatiems jūrininkams licenciją, kad šie galėtų pulti priešų laivus. Tokie piratai buvo vadinami kapiniais. Piratų bendruomenės. Susikurdavo laisvos piratų bendruomenės. Pavyzdžiui, kaip Dievo draugai ir pasaulio priešai. Jie veikia Šiaurės ir Baltijos jūrose. Tų piratų bendruomenės nariai dalydavosi grobį, bendrai valgydavo ir tardavosi. O vadas valdžią turėdavo dažniausiai tik mūšio metu. Įvairiais laikotarpiais piratais tapdavo ir nusikaltėliai, ir baudžiaviniai valstiečiai, ir bedarbiai jūrininkai. Nuostatai būdavo griežti ir numatydavo žiaurias bausmes už jų peržengimą. Piratai tai žinodami, nuostatų laikydavosi ir kaudavosi iš paskutinių. Kai kada piratų laivai susiburdavo į ištisus laivynus. Jie pasipildydavo, įgulos būdavo užgrobamos ir verčiamos prisidėti prie jūrų plėšikų. Kartais didelės organizacijos piratų bendruomenės kontroliuodavo didžiulius plotus. Nors ir praėjo daug šimtmečių, piratavimas vis tiek buvo neįveiktas. Skandinavų kilmės jūrininkai, kariai ir plėšikai. Vikingai žinomi savo siaubamaisiais žygiais. Skandinavijos britų salų pakrantėse ir kitose Europos dalyse tarp 8 amžiaus pabaigos ir 10 amžiaus. Šis periodas Europos istorijoje vadinamas Vikingų amžiumi. Žinomas puolimas Lietuvoje yra Apuolė, įvykęs 854 metais. Tuomet kuršiai atsipirko tik tai sumokėdami išvyką. Beje, vikingai yra pirmieji europiečiai nukeliavę į Ameriką. Kadangi jie ten nieko nepakeitė, neįkūrė ir tai buvo kelios nereguliarios kelionės, tai didesnį vaidmenį atradimai rodo Kristupas Kolumbas, apie kurį taip pat šiandien sužinos. Vikingai, manoma, buvo aukšti žmonės. Jų vidutinis ūgis buvo tarp 1,68 m iki 1,76 m. Vikingai gyvendavo triukšmingose prekybos miestuose, o kai kurie turėdavo sodybą. Vikingai ir piratai, manau, nesutardavo, nes piratai puldavo laivus esančius pakrantėse, o vikingai puldavo žemės. Tai kaip jaustųsi vikingas užpultas pirato, tai vikingas plaukia pats užpulti kažką. Taigi, manau, vikingai ir piratai nesutardavo. Minutę pasitarkite. Aš sužinojau, kad visuose amžiuose skirtingose amžiuose ir skirtingose vietose buvo skirtingai vadinami piratai, bei jie gaudavo licencijas, kad galėtų kautis kare ir buvo vadinami kaperiais. Taip pat aš norėčiau sužinoti apie šių laikų piratus. Dabar žinome Somalio piratus, kurie yra užpuolę ir lietuvių laivas Saturnas. Lietuviai buvo paimti kaip įkaitai, bet viskas buvo gerai ir jie buvo išlaisvinti. O piratas tai yra tiesiog gyvenimo būdas. Ir tu gali, pavyzdžiui, tapti piratai, jeigu labai nori. Kodėl jūsų manymu žmonės tampa piratais?
Nu, čia turbūt yra charakteris. Ar tiesiog jų noras tiesiog parodyti, kad jie yra geresni už kitus likusius žmonės. O aš manau, kad jos priverčia, tie kitimus. Kaip aš skaičiau, tai buvo parašyta, kad užgrobė jūrininkus ir jom duoda labai sunkiai dirbti ir jie pasirodo ir tampa piratais. Ir verčia prisidėti prie... O kas stipresni, vikingai ar piratai? Oi, žiūrint, kokie yra vikingai. Jo, žiūrint, o kaip piratai, ar jie yra, sakoma, tokie lengvabūdžiai, ar jie nori užpulti. Gal galite pasakyti, kas pavaizduota piratų vėliava? Piratų vėliava yra pavaizduotas linksmasis Džordžeris. Rodžeris. Kurie pirmesni atsirado, piratai ir vikingai? O vikingai, nes vikingai 8 amžiuje, piratai daugiausiai tik 14. Ačiū, sėskitės. Na ir kviečiu trečiąją grupę. Oi, atsiprašau, tiksliai. Dėkui, vaikai. Vertinam. Gerai, nepanaudotos. Kviečiu trečiąją grupę, kurių tema buvo Kolumbo kelionės. Kolumbo kelionės. Kristupas Kolumbas. Itališkai. Kristoforo Kolombo. Ispaniškai. Cristobal Colón. Gimė 1451 metais, rugpjūčio 25 dieną ar spalio 31 dieną Genujoje. Mirė 1506 metais, gegužės 20 dieną Valjadolide. Genujos jūrininkas, tarnavęs Ispanijai, tradiciškai vadinamas Amerikos atradėju. Čia Kristopas Kolumbas. Pirmoji Kolumbo kelionė. 1492 metų gegužės 22 dieną Kolumbas atvyko į Paloso miestą, kuriame pagal karaliaus įsakymą turėjo gauti 2 karaveles. Miestas jam atidavė karaveles Nina ir Pinta. Tai buvo apie 20 metrų ilgio ir 7 metrų pločio laivai. Savo flagmanui Kolumbas iš Juana de la Cosa įsiderėjo didesnį laivą Santa Marija. Kartu su 2 karavelėmis Pinta ir Nina, kuriomis iš viso plaukė 90 žmonių, pakėlė bures. Kelionė truko 2 mėnesius. Spalio 12 dieną 2 valandą ryto jūreivis Rodrigo de Trianas pamatė žemę. Išsikėlę į krantą ispanai pastebėjo, kad vietiniai gyventojai turi auksinių daiktų. Indėnai nurodė kelią į pietus. Kolumbas iš to padarė išvadą, kad yra šiaurėje nuo pagrindinės žemės ir nuplaukęs į pietryčius spalio 28 dieną atrado Kubą. Gruodžio 6 dieną Haičio salą, Hispanijolę, pasirinko savo būstinę. Čia pirmos kelionės žemėlapis. Ir atrado Mažuosius Antilus, Dominiką, Marigalantę, Gvadelupą, Antigvą ir Puerto Riką. Lapkričio 22 dieną Kolumbas dar kartą atplaukė į Haičio salą. Išaiškėjo, kad viso įgula žuvo kovose su vietiniais indėnais. Palikęs didžiąją dalį žmonių ieškoti aukso ir kurti saloje, Kolumbas su 150 žmonių įgula nuplaukė palei Kubos pietinę pakrantę ir atrado Jamaiką. Čia antros kelionės žemėlapis. Trečia kelionė. Trečios ekspedicijos teko laukti net iki 1498 metų gegužės 30 dienos. Išplaukė 6 laivais su 300 žmonių, kurių tarpe buvo ir nusikaltėlių. Dabar jis laikėsi kurso labiau pietus. 3 laivus paprasčiausiai nusiuntė į Haitį, 3 kiti išplaukė į pietryčius ieškoti išsvajotosios Indijos. Liepos 31 dieną atrado Trinidado salą, po to pirmą kartą pasiekė Amerikos kontinentą, prie Orinoko upės. Jos deltą tyrinėjo 2 savaitės, susirgęs išplaukė į šiaurės vakarus ir atvyko į Haitį, kur tuo tarpu buvo įkurta Santo Domingas, pirma Ispanijos kolonija. Čia, kaip matot, trečios kelionės žemėlapis.
Po 4 kelionės Kolumbas tenkėsi susitikti su karaliumi. Jo didžiausia rėmėja Izabelė jau buvo mirusi. Paliktas ir pamirštas Kolumbas mirė po 2 metų. Štai čia Kolumbo paminklas Amerikoje. 6 B klasės mokiniai Grytė Saduskaitė, Aušrinė Januičikaitė, Lukas Petkevičius, Naglis Bagdonas, Lina Akelytė ir Arūnas Žiūkas. Norėčiau pridurti, mes visi žinome, kad Kolumbas norėjo atrasti ne Ameriką, o savo išsvajotoją Indiją. Ačiū. Na, o dabar pasitarkite ir užduokite klausimus atsakinėjusiai grupiai. Aš tai norėčiau sužinoti, kas buvo tas Vasco da Gama. Vasco da Gama tai... Kolumbo draugas ir padėjėjas. Ne, man atrodo laivas. Vasco da Gama. Aš manau, kad... O jūs žinote atsakymą? Vasco da Gama tai yra tikrasis kelio į Indiją atradėjas. Jis plaukė Afriką ir pasiekė Indiją. Aišku, tai buvo Kolumbo konkurentas, jeigu mes kalbėtumėm šiuolaikinę kalbą, ar ne? Pagal ką orientavosi Kolumbas, kuris visą laiką nuplaukdavo tai Jamaiką, tai pagal ką iš tikrųjų orientavosi į jį? Nes jau visos kelionės buvo ne kodėl jis šalia, bet kodėl jis tik čia. Jūs nežinot, pagal ką iš tikrųjų. Tai gal jisai tiesiog ieškojo, gal Jisai tikslios vietos nežinojo, jisai tik atradinėjo. Jis gal, man atrodo, apytiksliai manydavo, kur sėsi. Tiksliai nesakydavo savo vietos ir vyros. O kiek maždaug laiko užtrukdavo jo kelionės? Kelis mėnesius, kartais daugiau. Dar Nojus norėtų vieną klausimą, taip? Tiek daug metų praėjo nuo 2 kelionės iki 3. Nes ten reikėjo ir suplanuoti visą kelionę, ir žmonių susirinkti. Įgulą surinkti labai sunku. Gerai, o dabar norėčiau paklausti, kaip Jūs manote, ar pasisekė grupiai tikslas pristatyti temą Kolumbo kelionės? Nes iš tiesų čia buvo darbas skaidrėse, Jūs visi plakatus pristatinėjote. Kaip galvojate? Prašau. Aš manau, kad pasisekė darbas, bet kai jūs pasakėt, kad čia buvo skaitės, o mes plakatus, bet plakatė irgi daug darbo reikia. Taip, ne, aš nesakau, nesiginčiju. Čia iš tikrųjų, ir čia reikia surasti informaciją. Surasti informacijos. Taip, ir dėl to, ar nenorėtumėt paklausti, kur tą informaciją Jūs suradote? Mes ieškojome Wikipedijoje. Wikipedijoje, tik Wikipedijoje, taip? Yra aiški ir suprantama, dėl to rinkotės, taip? Na, o dabar vertiname. Na ir pasilikite po vieną mokinį. Bet kodėl Jūs vertino taip, o ne kitaip? Ar aiškus klausytojams, mes įsivaizduojame vieną, nes gal nesuprato mūsų kalbos, gal taip. Toliau, ar darbo grupėje buvo paskirstyti po lygiai, mes galime 0, nes buvo žmonių, kurie grupėje nedirbo. Paskui kultūro, intonacija, kalbėjimo raiška pasirašė vienetą, nes gal kai kuriuose vietose mes per greitai skaitėme. Ir užstrigome, o panaudotas vaizduvo priemonės pasirašėme vienetą, kadangi buvo ir priešinimus. O pristatymas buvo įdomus vienetą, nes manau, galėjo būti ir daugiau vaizdumo. Daugiau vaizdumo priemonių, taip? Ne vaizdumo priemonių, bet šiaip išsamesnė informacija. Taip. O šis pristatymas praplėtė kitų mamų akiratų. Manau, kad tikrai praplėtė. Antra grupė. Pristatymas buvo aiškus klausytojams. Mes savai sveikinimo dvejetų, nes manome, kad kadangi buvo labai daug klausimų, tai kad supratote, ką mes skaitėme. Toliau, darbas buvo paskirstytas po lygiai. Mes pasirašėme vienetą, nes mes visi draugiškai rinkome medžiagą. Kalbos kultūra, intonacija, kalbėjimo raiška. Vienetas, nes mes kai kur steiginėjame, kartais pamirštame. Ar panaudotas vaizdumo priemonės? Mes įsivertinome vienetą, nes buvo ir piešinių, buvo viršų.
Toliau, darbo pristatymas buvo įdomus. Vis rašėme dvejetais, kadangi buvo daug klausimų. Taip, daug klausimų. Pristatymas praplėtė mokinių akiratį. Mes įsirašėme dvejetais. Pristatymas buvo aiškus klausytams. Mes parašėm vieną, nes galvojau, gal kai kurios buvo neaišku, nes daug klausimų buvo mūsų paklausti, tai galvojau, gal kai kurie nesuprato. Darbai grupėje buvo paskirsti po lygiai. Parašėm vieną, nes mes kiekvienas skaitėm, ką buvo mes surinkę. Kalbos kultūra, informacija, kalbėjimo raiška. Parašėm vieną, nes kai kurie gal šiek tiek buvo užstrigę, tai ir gal neaiškiai buvo pasakyti. Ar panaudotos vaizdumo priemonės? Mes parašėm vieną, nes tikrai buvo mes tos vaizdumo priemonės. Ar darbo pristatymas buvo įdomus? Parašėm tikrai buvo įdomus, nes daugumai žinojo tik tiek, kad Kolumbas atrado tik tais Ameriką, o užsienio nežinojo. Ar šis pristatymas praplėtė mokinių akiratį? Parašėm 2, nes ir vėl tą patį, kad tik tais žinojo tik vieną, kad Amerika tik atradė, daugiau beveik nieko nežinojo. Norėčiau paklausti, ar mes įvykdėm pamokos uždavinius? Ar mes išmokom šiandien, kaip reikia įsivertinti savo darbus, kaip reikia vertinti draugų darbus? Taip. Na? Prašau, aš manau tikrai vykdėm, nes ir vertinom, ir įsivertinom tos pristatytus darbus ir aiškinom, kodėl taip, o ne kitaip, tai manau tikrai išmokom. Tikrai išmokote. Na, kas jums šiandien buvo nauja, netikėta galbūt? Prašau. Beveik visus temos labai papasakoti. Ai, ką jūs sužinojote, taip. Bet dar kartą grįžkime prie vertinimo ir įsivertinimo. Ar buvo kas nors nauja? Nežinoma, prašau. Nežinoma, gal ir nebuvo, kad ten vertinti kitos grupės vertinti. Tik gal kitokiom priemonėm mes pernai vertindavomės. Kad jūs man patriukšmautumėte, kaip jums sekėsi šiandien. Taigi, mūsų jausmų griaustinis. Labai trumpai, 2 sekundės pasitarkit, kaip griaudysit iškart po vieną grupę, atskirai. Pirmoji grupė. Kaip jautėte šiandien pamokoje? Ačiū. Antroji grupė. Jūs jau truputėlį ramiau jautėtės, viskas aišku. Trečioji. O, kaip įtemptai jautėtės. Gerai, o dabar visos klasės griaustinis. Po pamokos mes jaučiamės puikiai, nes manau, kad mūsų darbas pavyko ir mes pristatėme gerai. Sulaukėme gerų įvertinimų ir teigiamų klausimų ir mes juos atsakėme, tada mums pasisekė gerai. Aš manau, kad mums dar reikėtų biškį pasimokyti, bet šiaip pasiekėme to tikslo, kokio ir norėjome. Aš norėčiau dirbti dar kartą, kadangi iš kitų grupių daug visko sužinojau ir labai patiko. Manau, kad pamoka buvo pakankamai sėkminga. Vaikai dirbo ir laikėsi ir laiko reglamento, ir uždavinių numatytų. Ir manau, kad visai neblogai pristatė darbus, o kad jiems buvo įdomu, tai galima spręsti iš jų klausimų. Na, man labai atrodo svarbus šie epizodai, kad vaikai aktyviai tarėsi tarpusavį, kai reikėjo vertinti ir įsivertinti. Ir stengiasi tai atlikti objektyviai, ypač įsivertindami savo darbą. Manau, kad tai yra matyti iš jų refleksijos.